Humoras leidžia atgauti sveiką santykį, kad neplautas puodelis nevertas pradėti namuose karo. Sveiki, esam Vytauto Didžiojo universitete socialinių mokslų fakultete. Čia šiandien vyksta socialinės įvairovės dialogas. Mūsų tema yra apie priklausomybės ligas, apie sveikimą iš jų. Esu Juozapas Živilė Mieliauskaitė, esu Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė ir šiandien kalbuosi su Kęstučiu Dvarecku, kuris yra Aš esu bendruomenės priklausomiems asmenims įkūrėjas ir vadovas. Sveikas, Kęstuti. Labas, Živilė. Tai labai ačiū, kad šiandien čia esi su mumis, kad galim kalbėti šitą temą, kuri manau, kad šiandienos visuomenė yra labai reikšminga iš tikrųjų. Ir pirmiausiai, ar galėtum pasakyti, kaip tu pats save pristatai būtent priklausomybės kontekste? Tai priklausomybės kontekste labai paprasta, tokie du sparnai. Tai viena vertus asmeninė patirtis, pats esu sveikstantis priklausomas asmuo, kita vertus 16 metų dirbu priklausomybių lauke, bendruomenėje aš esu, su komanda, su dar ten klinikiniais psichologais, psichiatrais ir kaip tik nori, ir dar ten keli šimtai tų istorijų, tų tirštų istorijų teko dalyvauti, kurios palieka pėdsakus, formuoja nuostatas arba požiūrį keičia ir taip toliau. Tai priklausomybė yra ta tema, kurioje turbūt daug būnu. Tai ar galėtum pasakyti, ką iš tikrųjų reiškia tas būti sveikstančiu priklausomuoju, nes iš to termino yra aišku, kad tai yra tęstinis procesas, kad priklausomybė neišnyksta, tiesiog vyksta sveikimas ir kartu asmuo vis tiek yra priklausomas asmuo. Tai paprastai mes esam linkę kažkaip sutvarkyti problemas, siekti jas išspręsti ir dažnai būtent šitam kontekste žmonės sako, jis susitvarkė, tai jau lyg pasveiko, čia kaip nuo kokią žaizdą išsigydyti. Tai ar galėtum pasakyti, koks yra skirtumas dėl to? Tai turbūt žinot, yra visokių tokių lėtinių ligų kaip diabetas, kur jeigu ten kažkaip sveikiau gyveni, gal mažiau reiškiasi, po kokių nors insultų žmonės lyg ir pagyja, nevadinam ten kažkaip širdininkais likusį gyvenimą, bet jautrių vietų lieka, kur negali ignoruoti. O priklausomybės kontekste priklauso vėl, iš kurios pusės žiūrėsim. Turbūt daug kas nori sutvarkyti ir spręsti ir dėl teisinių pasekmių, kurios kartais apsunkina net ir kreipimąsi gydytis, nes ten gali kilti problemų Lietuvoje dėl, ypač jeigu dirbi, kur reikia to vadinamo smeko, sveikatos, visokių tų pažymų, tai truputį apsunkina tą kreipimąsi, tai kartais žmonės nori, kad nebūtų įrašų, arba patys nori naiviai galvoti, kad pilnai pasveiko. Tai ką vadinsim sveikumu, turim sustart. Sveikstantis priklausomas asmuo kartais gyvena sveikiau negu niekuo nesergantis ir niekada nesirgė. Jis taip tiesiog turi gyventi. Bet jeigu sveikumo kriterijus yra saikingo vartojimo galimybė, tai šita galimybė nesugrįžta. Kad asmuo saikingai vartot psichoaktyvių medžiagų negalės ir priklausomybė, kuri yra tam tikras poreikis bėgti nuo problemų, jas pamirštant sukurtoj kažkokiai būsenoj, ar elgesio sukurtoj, ar kažkur tai irgi niekur nedings. Tai tik tai, kad kai tu esi jau sveikime, tai atsipažįsti, kad debesys jau susikūpė, kad ta vidinė įtampa jau ten kažkaip formuojasi ir nelauki ten, kol bus blogai, o imiesi truputį anksčiau sprendimų, kaip savim pasirūpinti, kaip sugrįžti į adekvatumą, į sveikumą. Tai toks platus klausimas, sakau, bet priklausomybė nėra pagydoma ta prasme, kad bet tai nėra kažkas išskirtinio, vėl nesinori sakyti, sakau, dantys irgi nėra pagydomi negrįžtamai, net ir jų negadinant jie sugenda. Kaip atrodo sveikimas? Tiek tavo, tiek šiaip bendrai, ką tai reiškia sveikti? Žiūrint, kuriam sveikimo etape turbūt yra žmogus. Tai kaip atrodo sveikimas, tai turbūt pirmom savaitėm ir mėnesiais ir praėjus ten 5, 10, 15 metų truputį vis kitaip atrodo, bet baziniai principai lieka tie patys. Tai sveikimas pirmom savaitėm, jeigu tai nuo medžiagų priklausomybė, alkoholis, narkotikai, vaistai, naujos psichoaktyvios medžiagos, nesvarbu, tai pirmų savaičių sveikimas atrodo labai primityviai. Krūva neigimo,
krūva vilties, kad čia man reikia nutraukti vartojimą, visą kitą pas mane tobulą, tokia iliuzinis tikėjimas, tai ten daugiau medikai dirba, toksikologai dirba už tave, kaip ir kitų ligų atveju. Aš pavydžiu chirurgam, kur jie mus atjungia, sakė, ne tik dėl to, kad neskaudėtų, galima kitaip nuskausminti, kad nepatarinėtumėm, kad nedalyvautumėm mūsų operavime. Tai priklausomybės taip neišspręsi, sveikimas kitaip atrodo negu chirurgija, kad medikai galėtų sutvarkyti. Ir medikam turbūt čia sunku, ir kitiem palydintiem, kad jie gali tiek, kiek gali. Bet atsakomybę už sveikimą gali prisimti tik pats asmuo, kaip ir diagnozuoti savo, kas iš to, kad tau ten sako krūva mokslininkų, kad tu jau esi priklausomas, kol tu to nepriimi, nepatiki, joks veikimas negali būti daug imitacijų, kad aplinka nurimtų, bet ta tikros veikimo kelionė net neprasideda. Tai po tų kelių savaičių abstinencijos gydymo prasideda turbūt ta kova kartais sveikimo procese su savo šarvu, kurį mėgini saugot, kur galvoji, kad jeigu jis ištirps, tai gal ten nieko po juo nėra, arba po juo tik blogis. Tai visi žingsnių programos, psichoterapinės, visokios palydėjimai, klinikinių psichologų palydėjimai, kalba eina apie tai, kaip ištraukti žmogų iš po lapų, iš po įvaizdžių, iš po susiformavusių kažkokių stereotipų ir atvesti į bičiulystę su savim, kad prisimti atsakomybę už tai, kaip jaučiuosi, už tai, ką renkuosi, o nepatogiai jaustis tokia auka aplinkybių, kur ten dažnai girdim dar svaigimo etape priklausomosius, kurie sako, kad jeigu aplinka ir aplinkiniai būtų normalūs, aš tokiam nenormaliam pasauliu, tokia baisa žmona ar ten tokia įkyria mama, tai kas iš jūsų nevartotų. Tai va tas, kad kaip sugrąžinti, ir tada jau sveikimas atrodo toks higienos klausimas, kad ta prasme, mums nereikia purvinti, kad pradėtumėm smirdėti. Ta prasme, mums reikia gyventi šitam pasaulį, nes jis nėra tobulas, jis aplamdytas, teologai sako, ten nuodėmių pasekmės, kiti sako dar ko nors, turbūt apie tą patį. Tai kartais tas mūsų gyvenimas pradeda ir nevartojant blogėti, kad pažįsti ir emiesi daug anksčiau priemonių, negu grįžta nekontroliuojamas vartojimas. O tu įvardijai, kad pradžioje ypač sveikimo, kadangi mano moksliniai tyrimai irgi yra šitoj srityje su sveikstančiais priklausomaisiais, tai irgi esu tą girdėjus labai daug kartų, kaip žmonės įsivaizduoja, kad susitvarkyti nori, ir šitas yra labai populiaru apskritai visuomenėje, ir yra labai daug mitų iš tikrųjų apie priklausomybę, kad tai yra kažkoks apsileidimas, tingumas arba dar kažkas, kad jokia čia ne liga ir čia įsivaizdavimai, arba kad turi susitvarkyti sparčiai, arba kad nuo to yra galutinai pasveikstama ir taip toliau. Kaip tu matai tuos mitus iš tikrųjų įsitikinimus ir kaip keičiasi tas požiūris, ar tu galėtum pasakyti iš tikrųjų, kad visuomeniai keičiasi priėmimas, pavyzdžiui, sveikstančių priklausomųjų ir tas nuo empatijos kiekis gal iš tikrųjų nuo priklausomybės atveju. Ir taip ir ne. Viena vertus tikrai keičiasi ir labai labai džiugina. Ir vėl su ko lyginsimės, jeigu ten su rytų kaiminystėm, tai esam labai toli nuėję ir turim nenustoti už tai dėkoti, bet nesustoti eit, nežiūrint toliau iki tai, kad dar kelio daug labai liko. Tai tikrai džiugina kintantis požiūris, bet mitai labai gajus. Ir kartais matai, kad net artimojo aplinkoje ten sveikstančių ten tėvai iki galo negali suprasti, kad tai liga. Jiems tik lieka didžiulė baimė, žino, kiek vartojimas kainuoja jiems ir jų vaikams, žino, kad rizikuoja juos prarast. Tai jie bijo atkryčio ir kartais bando užbėgti kontroliuodami arba truputį nedasakydami dalykų, neištardami iki galo. Tai tų įtampų gimdo, bet tas mitas turbūt vienas iš populiariausių, kad problema yra medžiaga arba elgesys, kad nustok gerti ir tu auksinis žmogus. Ir dažnai taip sako, ir meistras auksinis, bet alkoholikas tapęs darboholiku nebūtinai yra didelis pasiekimas, gal socialiai labiau priimtinas, bet ilgainiui turės irgi baisių pasiekmių. Tai tas sveikimas yra ne tik medžiagos atsisakymas, kad tas negatyvas tai viduj. Mes, pavyzdžiui, bendruomeniai nedemonizuoja medžiagų, net ir narkotinių, nes be jų reiktų ligoninės uždaryti. Ta prasme, ir tos medžiagos gali padėti
Ir kirvis gali būti ir pavojingas, ir labai geras įrankis. Ką darai, kokių tikslų sieki, tai priklausomybės problema, kad mes turim vidinių kažkokių neįspręstų klausimų, įtampų ar traumų patirčių, ar ko tik nori. Ir tu užuot įsiklausęs, pripažinęs ir ėjęs gyjimo keliu, kas reikalauja pastangų ir ilgo laiko, ieškai greitų būdų. Į priklausomybę galima labai lengvai pakliūti. Pavyzdžiui, gyvenu neteisingai ir jaučiu nerimą vakarais ir sunkiau miegoti. Kuo toliau, tuo labiau. Eik dabar čia pas kažkokį psichologą, ten knaisiukis, ten pergyvenk, ten nuoginkis. Kam? Pusę tabletytės miegu. Nu, po pusmetuko ta pusė jau nebeveikia, o po metų sveikas atvykęs. Jau turim problemą, nuo kurios bėgta, į dar didesnę problemą. Tu užsiminei apie artimuosius, kaip tas yra, irgi aš esu susidūrus, kad vis tiek labai didelė yra artimųjų įtaka ir sveikimui taip pat, kaip tas iš tikrųjų veikia ir kiek tas prisideda prie sveikimo, nes dažniau mes susiduriam su tuo, kad turbūt irgi matom daug tų situacijų tiek tu savo darbe, tiek aš savo tyrimuose, kur artimieji bando priversti sveikti ir visais būdais ir nežino, kaip dar padėti, bet realiai negali priversti sveikti. Taip labai tikrai toks, vėl iš kurios pusės prieit prie to klausimo. NIDA institutas kalba apie tai, kad gydymas būtų efektyvus, nebūtinai turi būti laisvanoriškas. Tai tos išorinės pasiekmės, išorinė motyvacija lyg ir yra aplinkos rankose. Bet artimieji, ką labai dažnai daro, bijodami natūralių pasiekmių, tai apsaugo nuo tų natūralių pasiekmių ir galvoja, kad tai yra geras darbas. Tai artimieji, nepamirškim, gyvendami nuolatinių streso sąlygom, ten akmuo turbūt perkaistų, tai tikrai kartais patiria transformacijų, pradeda ten manipuliuoti, ko anksčiau nedarydavo, meluot, kartais neigt, nusimeta atsakomybę už savo gyvenimą, pamiršta save, apleidžia save, visiškai persima kitų ir aišku, iš dalies gal kompensuoja ir egzistencinius klausimus, kad kuriam čia iš mūsų nemiela išgirs, kad be tavęs aš mirčiau ir tu žinai, kad tai tiesa, kad aš esu tas dramblys, ant kurios stovi jo pasaulis. Tai artimieji turi savus klausimus, kurias turi spręsti. Bet jeigu taip siaurinant temą ir prie pagalbos, tai artimieji dažniausiai padeda sirgti. Sveikt rečiau. Bet kad liga galėtų tęstis, įsibėgėti, įsisenėti, tai be geranoriškų žmonių pagalbos mes tą dugną arba tą liepto galą prieitumėm dank aukščiau. Mes jau prieinam situacijų, kur atrodo viskas. Bet čia pribėga mylintys geraširdžiai žmonės, prigesina gaisrus po mūsų užpakaliais ir mums nereikia nieko daryti. Mums reikia pažadėti, kad daugiau taip nedarysiu, pasidariau išvadas, o tie nori labai tikėti ir tuo tiki. Lošimų kokiu atveju, kas yra viena iš tokių agresyvių ir daug praradimų nešančių priklausomybės formų ir suicido rizika daug didesnė negu kitom priklausomybės atmainom. Tai artimiejusiems ten iki užkimimo prašom, negražinėkit skolų. Ką jūs suprantat, vaikų neturit? Sugadinsim ten kredito istoriją, taigi jam reikės studijuoti, jam reikės būsto, gražinėja lieka ten patys su paskolom, o mylimos mens, kuriam mėgino padėti, kartais jau nebelieka. Tai artimiesiems išgirst, kad jų elgesys yra kaip ir supranti kodėl, bet kartais maitina ne tą pusę, nesveikumo pusę. Ir artimieji dažnai yra pasiryžę bet kam, kad ir tikrai net beprotybės daro, kad ten išgelbėtų. Bet tas neveikia ir tą reikia pripažinti, kad kai artimieji nustoja daryti tai, kas neveikia. Kai nustoja daryti už kitą ir leidžia patirti natūralias pasiekmes, nors labai norėtųsi apsaugoti tą, kurį myli nuo skausmo, gali prasidėti sveikimo kelionė. Tai mes bendruomenėje kviečiam ne tik patį priklausomą asmenį, bet ir jo aplinką. Dažniausiai pirmie ateina artimieji. Jeigu jau negali pabėgti, tiek myli, kad negali atsitraukti, tai ateina jie atsakyti, kad mano vaikas, mano sutuoktinis, mano ten dar kas, tėvai turi šitą ligą ir aš jaučiuosi bejėgis, aš verkiu naktim, aš dariau tą, neveikia, darau ir tą ir viską nuoširdžiai darau. Tai va ta pirminė pagalba gal net artimiesiems svarbiau kaip tam lėktuve, kad tie, kurie gelbsti, turėtų tą deguonies kaukę ir patys neprarastų adekvatumo, kad nepradėtų daryti nesąmonių, nes per tą laiką sumatęs, pavyzdžiui, mamą, kuri nešiojasi savo rankinukį opiatus ir sūnus nuo to rankinuko niekur netolsta ir jinai dozuoja pagal jo nuotaikas.
Ir tu supranti iš šalies, kad tai atrodo ir baudžiamoji atsakomybė, ir beprotybė, ir kas tik nori. Bet įlendi į tas mamos kailį, taip jinai įsivaizduoja, kad apsaugai nuo kriminalo, nuo nusikaltimų, taip jinai bando ten ir tada iš proto kraustosi ir šalia esantis. Tai artimųjų vaidmuo, sakau, įsisirgime labai daug investuoja, o sveikime jie būna pavargę, atsitraukę, nepasitikintys, kas yra turbūt normalu tiek laiko būti apgautiems, arba labai naiviai tikintys, kad problema įsisprendė. Tai, kad įsisprendė kažkokios problemos, bet priklausomybės iššūkis lieka ir ateities laikui. Tai kalbant apie patį sveikimo procesą, tai iš savo informantų žinau, kad ypač sveikimo pradžioj, bet manau, kad ir ilgainiui taip pat, kad vis tiek yra kalbama apie tai, kad visa aplinka labai atakuoja, kad yra susiduriama su daug dirgiklių, su alkoholio vartojimu viešose vietose, su spaudimu vartoti alkoholį, galbūt su tuo, kad reklamos labai daug yra medijose apie alkoholį ir šiaip apie kas iš tikro dirgina sveikstančius priklausomus asmenis. Kaip tu matai tą sveikimą ir tą tvarkymąsi su ta situacija, kad tu neišsiplėši iš visuomenės ir vis tiek joje gyveni su savo būklė ir su tuo, kad sveiksti? Tai aš galvoju, daug tų labai dirgiklių tikrai yra pakankamai, kad vien tai, kad tu nevartoji, jau atkreipi į save labai dėmesį. Tai nėra kažkaip visuomeniai priimdama kaip normalumas arba kaip sveikumas, bet kažkoks įtartinas, kodėl iš čia kažkur iškrenta iš bendrų kontekstų, bet ilgainiui sveikstant ten formuojasi naujos bičiulystės, kur tai yra priimtina, tokie burbuliukai, kur gali ir blaiviai juoktis, ir juokauti, ir keliauti, ir patirti, bet lieka tų vis tiek plonybių. Pavyzdžiui, pakliūni į ligoninę, čia irgi buvau, ir ten sakai, kad esu priklausomas, tai labai norėčiau, kad atsižvelgtumėt rinkdami vaistus. Ir tai nėra malonu priduoti, nes visai žmonės reaguoja. Kartais adekvačiai, o kartais matai, kad išranda baimės, papildomos guminės pirštinės, elgesys, personalo kartais irgi iš malonaus tampa nebūtinai toks mielas. Ir kai kurie įmano tylėja tokius faktus, kad gal nebūtina, bet gali būti, kad tu gausi tokių medikamentų, kurie pažadini žvėriuką tavyje, arba tai tokių plonybių visada lieka, turbūt kiek bebūtum sveikime. O žiūrėk, yra toks aspektas, apie kurį aš dažnai galvoju, pavyzdžiui, 12 žingsnių programa įvairiose savitarpio pagalbos grupėse yra mokoma, kad yra svarbu anonimiškumas. Tai nežinau, tu asmeniškai esi iš tikrųjų pasirinkęs būti viešo asmeniu, labai daug kalbė apie priklausomybę. Kaip tu tą matai iš tikrųjų, ar tai irgi netampa kažkokiu dirgikliu? Nežinau, turbūt. Šiaip nebuvo laisvo mano pasirinkimo, nieks manęs neklausė, ar galim išviešinti jūsų ligos dalį. Tiesiog savo priklausomybės jau tam bujojime, kai beprotybė ten ėmė viršų, buvau pareigūnų sulaikytas ir žiniasklaida tą viešino mano ligos istoriją dar su visų boldų paryškinimu ir fantazija pridėta papildomai, be mano sutikimo, man nedalyvaujant. Ir tada kažkaip dingsta ta galimybė tau nebeatsakinėti klausimus, nes išlikau gyvas, ne visi išlieka gyvi po priklausomybės apraiškų, sveikstantis, tai kilo klausimų. Ir aš niekada nekalbu kaip anonimų grupių kažkokių narys ar dar kažkas, ir jų neatstovauju, gink dieve, kalbu kaip žmogus turintis veikimo patirtį, kaip dirbantis reabilitacijos centre ir integracijos. Tai kažkaip bandau tas tradicijas gerbti ir mylėti. Ar tu galėtum įvardinti kažkokius užsiminėjai apie atskleidimą medikams, pavyzdžiui, dar kažkokius iššūkius, su kuriais kasdienybėje yra susiduriama dėl sveikimo iš priklausomybės? Tai pavyzdžiui, tu eini patyręs kažkokią dienos įvykį ir tau visa vartotojiška visuomenė siūlo greitus sprendimus. Nuo nerimo tabletė, nuo troškulio alus, nuo ten liūdesio, dar kas nors, kad ne kaip tai išbūt, ne ką tame išmokt, ne ką tame suvokt, bet kaip iš to pabėgti. Tai tikrai priklausomybė, žinot, ieško ir naujų veidų. Ten, jeigu aš suprantu, kad negaliu vartoti psichoaktyvių medžiagų,
Tai nereiškia, kad nebandau maistu kažko kompensuoti, kažkokių sotumų užgošti kitų nemalonių patirčių ar dar ko nors, ar ten kažkokio azartinė veikla, sportų, nedekvačių jau, kad ką irgi gali matyti sveikstančių žmonių gyvenimuose, kad kartais tačia galva pasineria ir iš ten ima adrenaliną, ten mėgina save realizuoti ar besaikių darbų ir ten kažkokių pasiekimų, siekimų, tie pasivyt finansais ir tada vis tiek subyra, sukrenta. Tai tą lygsvarą išlaikyti yra turbūt blaivybėje vienas pagrindinių uždavinių, kad nepames veikos nuovokos, ką beveiktum, kur beveiktum. Aš esu susidūrus savo tyrimuose su tuo, kad ypač sveikimo pradžioje, tai sveikstantys priklausomieji dažnai tą sako, kad nori būti normalus žmogus, kai kiti. Ir aišku, tas yra taip pat susiję labai stipriai su marginalizacija, kurios vis tiek visuomenėje yra iš tikrųjų stigmatizacija. Ar yra tas kažkoks asmeninė patirtis, kad čia kažko trūksta, ta prasme, būtent, kad tai yra priklausomybė yra kažkoks apribojimas labai didelis, ar tai kaip tik galėtų būti suvokiama kaip galimybė kai kuriais aspektais? Kaip čia galimybė su savo kaina, bet ir apribojimą, aišku, neša su savimi. Ten kažkokio vyno degustacijų nesudalyvausi ir gali iškristi iš bendro konteksto, ten kokiam priėmime. Va čia neseniai vienas po jau poros metų blaivybės atkrito bičiulis, tai barbershop'e buvo jų ten krikštas naujai priimtų ir reikėjo ten prabangaus viskio išgerti visiems, netidėliojant po visą stiklinę ir jis neišdrįso pasakyti, kad nenorėjau iškristi iš konteksto, nes filmuojama, ar ten visi ploja, džiaugiasi. Tai tų tokių ribų visada išlieka, kur kaip tą pateikt, kad nesijaust, kaip sakai, nenormaliu. Ir kas tas normalumas. Man tai gal atvirkščiai, aš galvoju, kartais matau tų normalių žmonių ir aš būna, kad dėkoju Dievui už savo priklausomybę. Kad gaila, kad nebuvo kitų kelių, kad buvau kurčias kitiem mėginimam mane kažkaip sustiguot, bet priklausomybė yra ta tema, ta grėsmė ir ta galimybė, kaip kryžius, viskas viename, kad kuri alsuoja nugarą ir verčia savim rūpintis tais momentais, kai trūksta šiaip sveikos savigarbos ar sąmoningumo. Man labai įstabus dalykas yra, kaip sveikstantis priklausomybė iš tikrųjų sugeba juokauti apie priklausomybę ir labai nuoširdžiai, labai paprastai tą daryti ir tiesiog man būtent iš to atrodo, kad tai ilgainiui tampa gyvenimo dalimi ir tiesiog kaip tavo būklė, taip kaip gal kitos lėtinių ligų sukeliamos būklės, kur tiesiog išmokstama su tuo gyventi ir tai nėra tabu ir yra tiesiog gyvenimo dalis. Ar tu matai humorą kaip kažkokį gal išskirtinį bruožą ar kažkaip? Tai tikrai didžiulis vaistas, nes priklausomybė labai daug sureikšminimų, kad sutirštinimų spalvų. Tai ten pasaulis neteisingas, tai ten kažkas, tai ten kažkokia problema, kuri tau atrodo viskas, nebegaliu, nesąmonė, čia galutinai ten man kažką įrodė. Tai humoras leidžia atgauti sveiką santykį, kad neplautas puodelis nevertas pradėti namuose karo. Ar ten būt surūgusiu, nešiot pyktį, jį gromuluot ir galvot, kad nuo to tie, ant kurių pyksta, keičiasi. Ne, aš keičiuosi ir man blogėja, o jiem ten net ne visi suvokia, kad aš ant jų pykstu ir už ką aš ant jų pykstu. Tai humoras padeda tikrai atgauti atstumą šiek tiek ir nuimta tokį sureikšminimą, kuris ten prislėgia ir pradedam ten tada daryti toli siekiančias išvadas. Ir turbūt yra tam tikras ir sustaikinimo ženklas, kai žmogus geba, pajuokaut iš savo plikos galvos, ypatybių turinčios nosies, būdo kažkokio bruožo ar papildomų ypatybių gyvenant žemėje, man atrodo, kad jau yra tam tikras sustaikinimo su ta savo ypatybė ženklas. Tai nereikia siekti priklausomybės, bet jei atsitikus, turbūt nereikia jau sau dėti tokio kryželio, kad viskas jau nuspręsta. Niekas nenuspręsta, kur eisi, ten nueisi, ką darysi, tą padarysi. Man gal viena iš tokių asmeninių patirčių, iš tikrųjų, būnant su sveikstantais priklausomaisiais, tokių esminių yra, kad tu gali būti taip, kaip esi, kad tave priima, nes patys žino savo būklę. Aišku, tas humoras tai visada man visada linksmiausia būdavo, kad
tu mane pristatai kitiems kaip va čia Juozapą, jinai 7 metus nebaigė pas mus niekaip reabilitacijos ir visiems labai linksmas tas teiginys, bet tiesiog, kad gyvenimas pasidaro toks po vieną dieną, taip kaip yra sakoma pagal sveikimo programą ir kad jis supaprastėja ta prasme, kad yra svarbu išlikti blaiviam iš tikrųjų ir tada galima ir džiaugtis tais paprastais dalykais. Ar matai iš tikrųjų savo sveikimą kaip aišku, iš pradžių man būdavo šiek tiek keista, kad sakydavo, aš esu tą girdėjęs, kad žmonės sakydavo, kad neturim ilgalaikių planų dėl priklausomybės, nes yra sunku planuoti, ne? Bet ar ilgainiui vis tiek tas atsiranda ir gyvenimo kokybė keičiasi, aš manau, tai ar tu matai savo sveikimą ne kaip laimėjimą, bet kaip vis tiek, kad jis jau yra įsitvirtinęs gyvenime iš tikrųjų. Čia, žinai, kaip su augalu, kad jis yra, jis džiugina, jis auga, bet su to rūpintis, tai tu gali ir nudžiovinti, ir perlaistyti, arba leisti jam kažkaip įsikerot, tai formuoti, prižiūrėti, rūpintis, čia turbūt gyvenimo užduotis, o vis tiek sveikimą labiau matau ir kaip dovaną. Nes per to 16 metų bendruomenę aš mačiau krūvą žmonių, kurie mano vertinimai subjektyviais dėjo daugiau pastangų negu aš ir neįvyko tas išrišimas, tas perėjimas, dėl kokia brajuokėsi. Tikrai yra žmonių, kurie 7 metus nesugeba baigti reabilitacijos, kurie atvažiuoja, pabūna mėnesį, viską supratau, lekiu, darbai, verslai, žmonos, vaikai, paskui lyg ir pavyksta pusmetuką, vėl krenta veidų į samanas, vėl grįžta ir tampa tokie, mes juos slidininkais vadinam, kad tokie niekada taip į tą neišeina ilgalaikį kažkokį, bet tie, kurie dirbam šitoj srity, beveik visi sakom, kad be to kažko trečio, aukštesnio įsikišimo, tas veikimas vien žmogaus pastangom toli nenuveda dėja. Šitų socialinės įvairovės dialogų tikslas yra iš tikrųjų didinti suvokimą ir dalintis įvairiom patirtim ir kad galėtume geriau vieni kitus suprasti. Kaip tu galėtum apibūdinti labai trumpai ar galbūt padrąsinti žmonės, kurie ar apie save mano, kad yra sunkioji situacija arba apie savo artimuosius? Čia yra labai skirtingos temos pats ir artimieji, nors atrodo kartais po vienu stogu, pas priklausomai yra žiauriai daug neigimų. Kad čia ne alkoholis kaltas, čia ne kazino kaltas, čia ne medžiaga kalta, čia dar kažkas, aplinka kalta ir aplinkybės. Tuoj prašviesės ir įsispręs. Arba vien nutrauksiu vartojimą ir pražys ten pavasaris. Nepražys ir užeis tas nevaldomas potraukis, stipresnis negu žmogaus valios pastangos jį atliepti ir nepaisant nuoširdžių pastangų. Mūsų vienas darbuotojas, kurį tu pažįsti, mėgsta juokauti lygina su dėrėja, kad ten stengės nesistengės, jeigu jau yra liga, tai pramuš visur. Jeigu nieko nedarysi, tai turi daryti. O artimiesiems turbūt norisi sakyti, kad man apskritai priklausomybei labai daug gėdos ir kaltės, ir pačias žmogus, ir pats aplinkinis. Esu susidūręs, kad sveiksta žmogus, už kurį ten 100 metų žmona meldėsi, kad jis ateitų į sveikimą, ir tada jai pasidaro gėda. Kad tu neiki savipagalbos grupės, nes kas nors pamatys. Nekviesk kesto vakarienės, nes pagalvos, kad mes pažįstam, o jeigu jau kestas buvo, tai aišku, kokiu klausimu mes pažįstam. Ir galvoju, iš kur ta paranoja? 20 metų gėrė, kas nežino, giminė nežino, kaimas nežino, apylinkė, ten keli rajonai žino, ir tai nieko nekeičia. Ką kiti galvoja, tai gal norisi drąsiai, čia sutampa turbūt, kad mes nekalti, kad susirgom, bet jeigu nesigydom, taip, kalti ir pakaltinami. Ir aplinkiniam, artimiesiam, su visom savo gerais norais mes labai dažnai tik padedam ilgiau sirgti. O jeigu norim padėti sveikti, reikia pasirūpinti savim. Tai tol, kol trepsėsim vietoj, tai nieko nepasieksim. Eiti į savipagalbos grupės, girdėti kitų istorijas, labai lengvina ir būsenas, kad nesijaučiu toks išskirtinis, blogas, matai, kad tūkstančiai mamų, tėvų gyvena su to nerimu, klausimais, mėginimais, vieniem labiau yra ko džiaugtis, kitie kažkokius praradimus išgyvena. Ir pats priklausomas asmuo.
turi kažkokių nuostatų, kad ten narkomanas tai taip atrodo, ten alkoholikas tai taip. Aš esu kartais girdėjęs iš žmonių, kad nueina ir pareina, sako, tai ten taip ir nebuvo jie atėję, kažkoks kitoks susirinkimas. Nes net jie atėjo, ne taip įsivaizduoja. Ir tada, kai supranti, kad esi kviečiamas sveikimo kelioniai ir matai, kad gali būti kaip tie žmonės, juoktis, o neslėpti savo tapatybės dalį ar patirties dalį, tai tada turbūt lengviau išjudėti ir žengti tuos pirmosius žingsnius. Man tai smagu labai, kad negėda tave pakviesti į universitetą ir šiaip smagu labai turėti tą patirtį iš tikrųjų su sveikstančiais priklausomaisiais. Tai ačiū labai tau už pokalbį. Ačiū.